Sveiki, šiandien pagaliau grįžtu pas jūs su holu. Žadėjau, kad nufilmuosiu pirkinių video, tokių drabužių, aksesuarų, batų. Pirmas mano holas, niekad nesu filmavus. Tad tikiuosi, kad man viskas puikiai, jeigu ne puikiai, tai bent jau patenkinamai pavyks. Tai pradedam. Pradėsiu aš nuo apačių, tada bus viršus ir gale batai, aksesuarai ir visokie tokie dalykai. Tai pirmas mano pirkinys yra toks sijonas, miniakas, toks juodas miniakas. Pirkau jį Reserved parduotuvėje per jų irgi mid-season išpardavimą, kainavo 15 eurų, labai gražiai ant manęs atrodo, tobulas sijonas. Antras sijonas yra jau vloge rodytas, va toks va džinsinis, trumpas sijonas. Ir va čia tokie va apdraskyti galai. Šitą pirkau H&M ir šitas kainavo be nuolaidos, pilna kaina 40 eurų. Diržas beje atskirai, diržas yra mano. Tai irgi labai fainas sijonas, aišku, aš jį nešiosiu tik tai, kada jau bus galima be pėdkelnių vaikščiot, nes su pėdkelnių man neįtin gražiai atrodo, nebent tos pėdkelnės yra tinklinės. Tai va, toks sijonas. Sijonai baigėsi, dabar kelnės, tai pirmos kelnės yra džinsai. Fitas jų yra straight, jie yra tiesus. Čia vat yra šviesu ir šita dalis iš tamsesnio džinsų. Ir jie yra patrumpinti ankle length. Ir va čia va tokie vat galiukai. Gražiai atrodo. Jie užsibaigė ten, kur kauliukas, todėl labai gražiai atrodo su kokiom nors kojinėm ryškiom. Su blizgučiais arba irgi fishnets, tai labai faini džinsai. Beje, džinsai, nepaminėjau, yra iš Lindex ir kainavo 50 eurų. Dar vienos kelnės, taipogi iš Lindex, tai yra va tokios. Čia yra dvi juostos, tai eina tokios. Ir labai man gražus yra jų galas. Va taip atrodo galas, tai čia yra irgi tokios šiek tiek patrumpintos juodos kelnės. Medžiaga yra jų tokia kaip klasikinių kelnių, bet iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai yra sportinės kelnės, bet iš tikrųjų tai nėra sportinės kelnės. Ir šitų kaina irgi buvo 50 eurų. Šį pirkinį jau esu rodžius vlogę ir jau kitam vlogę matėt, bet dar kartą parodysiu. Tai yra šitos vat kulotės iš Zaros. Labai ryškios. Daviau savo challenge daugiau spalvų išmėginti. Why not? Jau pabandžiau. Per mados infekciją buvau su šitom kulotėm ir man tai atrodė tikrai gražiai. Ir jos yra plačios tokios, pakankamai plačios. Ir kaina šitų buvo tik tai 20 eurų. Čia be nuolaidos irgi naujas sezonas, bet čia toks price produktas su gera kaina. Tai tikrai fainos, aišku, yra vienas minusas. Reikia labai derinti apatinius drabužius, nes tikrai gali viskas persimatyti, bet vis tiek man labai patinka spalva ir tikrai nešiosiu tiek pavasarį, tiek vasarą. Du drabužiai iš viršutinės dalies yra dabar ant manęs. Vienas iš jų yra šitas švarkelis. Nežinau, jis nėra bomberis, tiesiog švarkelis toks. Žalias švarkelis. Ir antra yra maikutė iš Zaros. Švarkelis iš Lindexo, maikutė iš Zaros. Maikutė rodžiau vlogę. Su švarkeliu buvau Šugamore per Fashion for Breakfast renginį. Pilka maikutė man visada reikalinga. O švarkelis šitas, man labai patiko jo spalva. Ir jis yra toks baggy, sakyčiau. Tai tikrai nešiosiu, jau nešioju. Kaina tai maikutė buvo labai pigi. 5 eurai iš naujos kolekcijos. Ir švarkelis vėl iš Lindex. Ir jis kur kas brangesnis, kainavo 50 eurų irgi. Bet tikiuosi, kad tarnaus man ilgai už tokią kainą.
kategorijos yra megztinis. Aišku, ant manęs geriau matysis, jis yra iš H&M ir kuo jis mane patraukė, tai dviem dalykais. Visų pirma, tai čia va, šita detalė apačioj, kur yra iš dviejų pusių. Antras dalykas, tai jo kaina, čia buvo irgi vidurio sezono išpardavimas, tai sumokėjau 15 eurų. Ir trečias, taipogi man patiko medžiaga, nes čia yra 100% medvilnė. Tai kaip megztiniui čia yra labai geras ženklas. Tai yra marškinukai. Sprendžiau papildyti savo drabužinę marškiniais, tai nusipirkau dar kitus ten baltų šiek tiek seniau iš Pull&Bear. Ir dar tokie, va, atsirado pas mane mėlyni. Labai gražiai ant manęs atrodo. Tikiuosi, kad tikrai nešiosiu, o ne šiaip spintoje kabės kaip būna. Ir šitie marškinukai kainavo 30 eurų. Dar vienas per H&M mid-season išpardavimą prigriebtas dalykas, kurį jau tikrai rodžiau ir nešiojau jau kokius 5 kartus, tai minimum, gal net ir daugiau iš tikrųjų. Tai jau, va, parodysiu, tai yra patrumpintas džemperis su va tokiom va plačiom rankovėm. Aš labai mėgstu džemperius, nes tai yra patogu ir kažkaip derinasi su viskuo lengviau. Ir dar kas man labai patinka, tai būtent aš labai dievinu pilkus džemperius ir kai einu į parduotuvę, einu ir visada kažkaip mano akis ieško pilko džemperio. Iš pradžių jis kainavo 40, bet kadangi mid-season sales, tai nusipirkau už 20. Tai man atrodo, kad čia yra H&M trend linija, nors galiu ir klysti, bet man atrodo, kad į mane žiūri kaimynas iš kito namo. Nes langai yra atidaryti be visokių užuolaidų, kad šviesa būtų geresnė. Nejauku. Dabar pereinam prie avalynės. Tai pirmas mano nepirkinys, šitą gavau iš Deichmano, čia nepirkau, tai yra va tokie va batai Pumos ir labai yra minkšti iš vidaus, tai nerealiai man jie patiko ir ta spalva. Išsirinkau būtent chaki, nes kažkaip pasinešiau aš ant chaki šiek tiek, nes va ir šitas chaki, ir batai chaki, ir šitų kaina, jeigu neklystu, yra 80 eurų. Tai kaip už Pumos batus 80 eurų tikrai nėra daug, nes kaip ir sakiau, jie yra iš Deichmano. Irgi šis sezonas nauja kolekcija. Dar vieni batai iš Deichman, bet šitie jau yra iš jų Graceland kolekcijos. Šituos galėjau išsirinkti bet kokius ten iš sąrašo per renginį. Bet dėja į renginį man nepavyko nuvažiuoti, bet batus man Simona paėmė mano batukus. Tai va čia tokie kaip ir klasikinė aukštakulniai su tokiu va storesniu kulniuku. Tai aš neturiu aukštakulnių. Juodų neturiu, tai pagalvoju, kad pasiimsiu va tokius, kur šiek tiek stambesnis kulnas, kad galėčiau vaikščioti. Šiaip dar nebandžiau ne karto, bet labai tikiuosi, kad bus patogus. Jų kaina, man atrodo, irgi yra 30 eurų. Paskutiniai batukai iš šio holo yra va tokie vat batai. Čia yra šiek tiek panašu į basutės, bet ne basutės, bateliai. Šitai yra Zaros išpardavimas ir kas svarbiausia, tai pradinė jų kaina buvo 40 ar 45 eurai, o galų gale nusipirkau už 10, nes jie nuėjo iki tokio išpardavimo, nežinau dėl ko, galbūt kad jie nėra patogus, bet man jie yra patogus ir nusipirkau šiaip tai arba išeiti į miestą, arba į kokį renginį tokį nueiti, kur reikia labiau pasipuošti. Tai man jie labai patiko, kad čia yra 3 spalvos, tai juoda, kūno ir dabar labai madingas sidabras, tai tikrai labai geras dylas, 10 eurų už šiuos batus, tai pasisekė. Batai baigęs, tai pereisim prie aksesuarų, kurių iš tikrųjų nėra labai daug. Pirmas iš aksesuarų tai yra laikrodis Daniel Wellington Classic Petite. Paliksiu nuorodą apačioj, kur yra apžvalga šito laikrodžio pas mane bloge.
Tai paskaitysite, jeigu įdomu, bet šiaip šitas laikrodis man be galo patinka ir nešiau dabar kasdien. Jau visi parodė, kad turi šitą laikrodį, bet kažkaip dauguma rinkosi būtent baltą ciferblatą ir tą dirželį auksinį, bet aš pasirinkau sidabrinį dirželį. Tai va. Taipogi gavau neseniai siuntinį iš parduotuvės Zero UV ar UV. Nu, supratot. Ir gavau 5 akinukus. Tai pirmi yra, čia iš karto bus trajonas. Pirmi akinukai yra tokie, man atrodo matos mano kamera, bet tai nieko. Tai šitie man tiko, patiko ir tikrai jais džiaugiuosi, viskas su jais tikrai gerai ir tinka prie mano veido formos. Nebent jūs manot kitaip, bet man atrodo, kad prie mano veido formos tikrai labai gerai tinka ir pabrėžia tai, kad turi pabrėžti ir neišiškina mano veido trūkumų. Antri akinukai yra Ray-Banų kopija. Aš jau tuos akinukus turėjau tokius žalius, tada auksinius ir dabar tokius neutralesnius užsisakiau. Tai žinau, kad jie man jau tikrai tinka. Kadangi kažkaip Ray-Banams man gaila pinigų, 150 eurų ar kiek ten, 170 gal. Renkuosi kažką pigiau iš tokio varianto, tai šitie man irgi labai patinka. Sekančius akinukus paėmiau tik šiaip nuotraukom arba kaip važiuosiu, jeigu važiuosiu vasarą kur nors atostogauti, tai tiesiog prie paplūdimio. Tai va taip jie atrodo, tikrai tokie crazy, net man jie yra crazy, nors aš tikrai nebijau crazy akinių. Tai va toks vaizdas, pasakykit, ką manat, aš nesu įsitikinus, bet sakau, gal porą kartų ir išeisiu į miestą, bet šiaip ėmiau grinai for fun fotosesijom arba nuotraukom. Dar ir tokie yra pas mane akiniai, jie yra veidrodiniai, dideli. Man tai atrodo, kad šitie man irgi labai tinka prie veido. Šiaip aš neturiu per daug problemų su tuo, kad akiniai netinka prie mano veido, nes praktiškai bet kokie tinka, kaip ir skrybelės. Galėtų man taip drabužiai tikt, kaip tinka akiniai, bet dėja ne. Ir paskutiniai akinukai tikrai yra pakankamai įdomus, aš sakyčiau, jie yra permatomi. Taip atrodo, ką manot, tinka, netinka. Tikėjausi, kad jie bus tokio dydžio kaip šitie, bet šitie yra žymiai didesni. Šiaip tai mano veidas tikrai nėra mažas, jis yra toks normalaus dydžio. Tai net man tie akiniai, mano manimu, yra per dideli. Štai ir viskas, o toks buvo mano pirkinių haulas. Tikiuosi, kad patiko, galbūt kažkas iš drabužių ir jums patiks, ir eisit galbūt kažką nusipirksit, nes pastaruoju metu aš labai pradėjau mėgti žiūrėti haulus. Labiausiai žiūrimi, kaip ir vlogai. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim su jumis jau kitą savaitę. Viso!